Sveiki, šį kartą apie jogą. Taip, turbūt visi yra girdėję jogas. Reikia suprasti, kad tai yra visiškai skirtingos sąvokos, žiūrint iš vakarų ir iš rytų pasaulio konteksto, ne? Kadangi aš labai dažnai savo video pažymiu tą vakarų ir rytų pasaulį ir dažniausiai manęs klauso 99% vakarų pasaulio, kurie galbūt net niekada nebuvo tame rytų pasaulyje ir kaip tu gali šnekėti apie tai, jeigu tu nebuvai. Tai reiškia, aš 37 savo gyvenimo metus gyvenau vakarų pasaulyje ir tik tai 1 metus rytų pasaulyje. Konkrečiai tai Indijoje, bet teko pabuvoti ir Malaizijoje, Maldyvose, Šri Lankoje trumpai. Bet realiai metus praleidau Indijoje. Ir visiškai čia žinot, kaip žmonės klauso ir užsikabinam už kažko. Ne dėl to, kad čia būtų kažkas tai, buvo Indija. Ne dėl to. Dėl to, kad aš labai esu tokia jautri, empatiška, labai viską išjaučiu. Ir tai yra absoliučiai kita kultūra, absoliučiai, atrodo, kad ten kitas pasaulis, kaip į kitą planetą nuvyktum. Daug ką ištinka kultūrinis šokas ir skaitau, pavyzdžiui, dabar knygą, truputį tik perskaičiau, yra tokia apie Indijoje buvusią merginą, kur jinai buvo Indijoje, jinai parašė savo prisiminimus ir ten viskas šokiruoja, nes, natūralu, tik tais, ten tiek daug irgi visko prirašyta, kaip ten kažkokie tai neva apgavikai, kaip pinigus išviliuoti nori, kaip ten pribūrė fantazijų. Aš tik noriu pasakyti, kad visi randa tai, ko ieško. Nes, aš metus laiko buvau, aišku, aš buvau su apsauga, su energetinė apsauga, sakykime, tokia gilia prasme, bet visiškai radau visai kitus dalykus. Visiškai, ta prasme, tokie nuoširdūs žmonės ir tiek dvasinių tų tikrųjų dalykų, kad tiesiog. Tai dabar apie jogą. Joga, pačia giliaja prasme, amžinųjų tiesų yra ryšys su Dievu. Ryšys su Dievu. Kadangi dabar degradacijos epocha, Kali Juga, taip daugumą puikiai žinote, degradacijos epocha, tai reiškia visi netgi materialūs paprasti filosofai yra jau pasakę žmonijai, kad reiškia laukia tas tokia žmonijos krachas. Dvasinė mirtis, robotizuojasi visi ir visi tą mato, tik ir patys, ir internete kažkiek pabūnam, bet tai čia nieko, tai yra tiesiog adaptacija prie pasaulio. Kas kita yra, kai žmogus nebesugeba gyventi be interneto, nesugeba bendrauti gyvai, kai jisai žaidžia kompiuterinius žaidimukus, ten kažką, tai arba, yra jau priklausomybė, tai jau yra problema. Ir akivaizdu, kad robotizacija yra labai stipri, nes žmonės savo ašies jie nebeturi, jie nebejaučia. Va čia ašis reiškia. Ir dabar, ką reiškia, jeigu aš šitaip, dabar sėdžiu tokioj pozoje, ne? Šitaip koją sudėjusi ir, tarkime, rankas dar taip susidedu ir būnu, reiškia, tarkime, 3 minutės. Nebūtinai taip galima, priešingai rankas sudėti, suimti, reiškia, taip. Taip, jos susikimba čia, o kojos yra taip. Ir ką reiškia tas toks lankstumas, ne? Ar tai tikrai yra kažkoks tai rodiklis? Ar jeigu aš jau taip moku, aš jau esu kažkokia tai nušvitusi kažkas? Ne, tai yra lankstumas žmogaus, fizinio kūno lankstumas yra lygus čia lankstumui, taip? Žmogus, kuris sugeba taip visaip, reiškia, rutuliotis, reiškia, iš vienos pozicijos į kitą, tarkime, taip ir būti labai ilgai dar ir užsimerkęs. Bet kokį pratimą. Tai reiškia, jisai yra lankstus, jo subtilūs kūnai lankstus, psichologija. Ta prasme, taip lankstydamas kūną gali tapti toks labiau priimantis visus, ne? Priimantis. Tiesiog visi yra kokie yra, nėra nei gėrio, nei blogio, viskas tiesiog yra, mes čia žaidžiam tą kažkokį tai žaidimą. Bet jeigu tu turi kažkokį tokį tikslą, vertybės, tu laikaisi šito, tu vis tiek, taip, išsistumdai, ne? Išsistumdai ir laikaisi tuo savo dieviškumo, ryšio su Dievu, reiškia, joga. Tikrai noriu pasakyti, labai mažai žmonių šitą turi ir dėl to aš dabar, pavyzdžiui, aš irgi anksčiau sakydavau, gyvenk širdim, klausyk širdies ir aš dabar suprantu, kad, kažkokia prasme aš apgavau kažką, kas manęs ir klausė arba skaitė. Kodėl? Todėl, kad ne visi žmonės jaučia tą
tikrąjį žinojimą. Tikrąjį. Bet jeigu jūs turite tikrąjį, jūs niekada nepakliūsite į jokius apgaulės spąstus ir jūsų niekada gyvenime niekas nebuvo apgavęs. Kodėl? Jeigu kažkas jums neišdegė, nepavyko, jūs suprantat, kad tai jūs patys save apgavot. Va tame esmė. Tai reiškia, fizinė joga. Galima kūną lankstyti nuo kūno, nuo pratimo, o galima iš aukščiausio, taip, nes subtilūs kūnai, jie yra fizinis kūnas ir toliau pereinantis yra skirtingi dalykai, emocijos, tam tikros mentalinės programos, karminiai dalykai, kas matosi astrologiniai lenteliai. Ir dar aukščiau yra tokių dalykų, kurių nei joks ezoterikas negali pamatyti. Tai jau yra dvasiniai dalykai ir dvasiniai pasauliai, tai yra tai, kas išeina už materialios sampratos ribų. Tai galima iš ten daryti. Reiškia, tai nereiškia, kad aš darau šitą jogą kiekvieną dieną, toli gražu, bet kūnas kažkodėl tik tai lankstesnis daros. Kodėl? Todėl, kad aš priimu pasaulį, priimu. Kaip aš sakiau šiandien vienai astrologijos studentai, mes kalbėjom apie tai, kad man žmonės paprastai išsipasakoja viską. Tikrai tai buvo. Kodėl aš sakau, kad kaip jūs ištyrsite bet kokį mokslą, jeigu žmonės meluoja, jeigu mes net patys savo meluojam. Tikrai aš, pavyzdžiui, dabar nenorėčiau savo sliekų pasakot visiems. Tai ir visi taip pat nenori, tai yra suprantama, arba viešai kažką demonstruoti. Tai kaip jūs galite šitą ištirti? Jūs man pasakykit, jeigu visur tik tai melas yra, jeigu žmogui tu pasakysi jo trūkumus, jisai sakys, ne, tikrai taip nėra, aš esu rožė. Ta prasme, tai gali būti tik tai, kai žmogus atvirai bendrauja vienas ant vieno. Ir mano astrologiniai praktikoje tokių atvejų buvo labai daug. Ačiū toms merginoms, nors mes šiandien ir nebebendraujam. Tai buvo 3 tokios labai ryškios, kur viską rašydavom. Šiandien taip ir taip, tai lemia taip ir taip, tai įtakoja tas. Ir tada tu visiškai tuos astrologinius rodiklius matai kaip plika, viskas, aišku, ten yra. Ir ne kiekvienas tą informaciją yra gebantis priimti, nes dabar yra labai popsiška coachingas. Astrologija yra padaryta coachingu, reiškia kažkokiu, tai dažniausiai netgi ir Indijoje arba kažkur pamatysite mėto tokius lapukus ir gali tau ten pasakyti, koks tu nuostabus. Jūs tokia puikiai, jūs tokia nuostabi, ten viskas bus gerai, nepergyvenkite. Tai yra coachingas, tai nėra astrologija. Astrologija ištraukia visą jūsų karmą. Tai karminis kūnas, ir toliau yra kažkas aukščiau. Tai reiškia, kad mes, kai užsiemam praktikom, kurios yra dar aukščiau, virš karmos, ir kūnas lankstėja, ir viskas eina tik tai, kaip sakant, plačiau. Dėl to, pavyzdžiui, yra tikrai naudinga ir keliauti, yra labai naudinga iš savo kaimo išvažiuoti, ne tik tai į babos susitikimą nuvažiuoti, bet ir studijuoti, išvažiuoti kažkur toli. Ne tik tai Amerikoje galbūt pabūti, jeigu norisi, bet ir Indijoje ir taip toliau. Nes iš tikrųjų, tie, kas buvo su mumis turuose Indijoje, jie jokiam sapne nebepamirš šitam gyvenime, šito nebepamirš. Ir į tai turi vesti va čia.